Aš kontrolinių nesimokiau, bet aš turiu planą. Naudosiu ChatGPT. Tikrai? Manai, kad pavyks? Taip, jisai viską žino. Jos politinės partijos atstovai siekia prievartą priimti politinę valdžią. Konservatoriai, socialdemokratai. Gerai, ačiū. ChatGPT. Hitlerį valdžia Vokietijoje padėjo ateiti, kuris įsirinks akmenį. Komunistų parama. Būtuoju, ką šitas su visomis. Gal iš palauk. Gal nieko nepadarysiu. Mama, man telefoną atims visai savaitę. Neatim. Neleis. Labą dieną, prašom sėsti. Deja, kontrolinės labai blogai buvo parašyti. Buvo ir kažkienų, kurie rašė su ChatGPT. Du! Rūta! Kaip? Mes naudojam ChatGPT. Aš neįsivaizduoju. ChatGPT. Bus tau. Nesimokė. ChatGPT, kodėl mes gavome blogus pažymius? Taip, kodėl? Todėl, kad netiksliai suformulavote man klausimą. Ką? Mes rašėme tai, ką rašė lape. Bet klausimai nesutampa. Jūsų atsakymai buvo labai įdomus, tačiau neteisingi. Kodėl jūs manote, neteisingai buvo? Na, mokytoja, mes naudojame ChatGPT. Jo, nes mačiau, kad jis naudoja, galvoju, gal jūs gerai. Matot, kad sukčiavimas sukčiauja prieš jūs. Ir geriau nenaudot ir žiūrėk, kas čia. O galėtume parašyti. Ne. Pamoka baigta. Viso gero mokslam. Nu, ChatGPT dar tikrai nebuvo gyvenimas. Geriau kaip kad mokysimės kitų. Na taip. ChatGPT yra naudingas, bet tik tada, kai supranti jo atsakymus.